Pasakysiu jums teisybę. Mentorystė pati renkasi mane. Ne aš renkuosi šitą kelią. Taip jau vyko gyvenime, kad dar dirbdama virtualia asistente aš sulaukdavau daug vadovų išsipasakojimų, kartais tokių ir skaudžių jų patirčių, ir ašarų, ir baimių išklausydavau, ir tiesiog kartais net asmeninių detalių. Esu be galo dėkinga už pasitikėjimą, labai. Tai visada jautru buvo ir man pačiai. Ir džiaugiuosi, kad galėjau padėti, kad galiu padėti. Tai tas mentorystės kelias yra tiesiog man tokia srovė, į kurią aš jau esu skatinama lipti ir viešai apie tai kalbėti. Ir aš stengsiuosi, tai lyg savo misijoje, daryti viską, ką galiu, dalintis tuo, ko turiu ir tiek, kiek leis mano pačios energijos rezervui. Na, o mentorystės kelias yra apie ką? Apie ką yra mentorius? Tai pagalba pamatyti savo talentus, įžvelgti savo stipriasias pusės, tai pagalba išsikelti tikslus, siekti jų, pagalba kelyje link savo asmeninio augimo ir dalinimasi savo patirtim. Ir mentorystę aš derinu kartu su verslu. Orientuojuosi labiau į verslo savininkus, nors iš tikrųjų visi mes esam žmonės. Tik tiek, kad kadangi pati daug laiko nuo pat vaikystės buvau versle, tėvams padėdavau ir virtualios asistentės labai didžiulė patirtis, tai tą mentorystę aš jungiu labiau su verslu, nes verslo vadovai ypatingai yra tas jautrus segmentas, kuriam reikia ypatingo pasitikėjimo, to žmogaus, kuris sugebėtų juos išgirsti, suprasti ir jiems padėti. Tai mentorystę jungiu su savo kitais įgūdžiais, įgytais virtualios asistentės veikloj ir esu jūsų paslaugom.